Sveiki, šiandien norėčiau Jums parodyti, kaip vąšeliu išmegzti lygias akis. Čia turiu pavyzdėlį jau pamezgus šiek tiek. Čia yra išmegzta virbalais, o čia išmegzta vąšeliu. Praktiškai nieko nesiskiria. Taigi procesas va toks. Čia užsidėjau 36 akis. Tiesiog pabandymui, kiek telpa ant vąšelį ir kaip bus patogu megzti. Įmame mezginuką ir mezgame tokiu principu. Čia yra akytė. Duriu į vidurį. Nepatogu du siūlai. Duriu į vidurį ir kabinu po pinutę. Duriu į vidurį ir kabinu po pinutę. Taip. Siūlą labai stengiuosi neįtempti. Šiek tiek prilaikau šitą ranką. Taip. Ir va tokiu principu. Taip. Kiekvieną akytę išmezgam ir paliekam tas akytės ant vąšelio visas. Tarsi jas uždėtume iš naujo. Taip. Taip, čia 36 akys, 34, 35. Ir dabar paskutinę akytę kabinu čia ir va čia. Va taip. Ir ištempiu siūlą. Taip. Kabinu ir ištempiu siūlą per pirmą akytę. Toliau kabinu ir traukiu siūlą per dvi. Kabinu ir per dvi. Kabinu ir per dvi. O taip. Visas iš eilės. Vieną paskui kitą. Išmegsim visą eilę. Siūlą stengiuosi labai neįtempti, kad akytės būtų daugmaž vienodos, lygus raštas išeitų. Va taip. Iš eilės. Taip. Ir užbaigiame eilę. Paskutinę akytę. Pradedam naują eilutę toliau. Pirmą išmezgu stulpelį. Toliau susirandu pirmą akytę į vidurį ir ištraukiu. Į vidurį ir ištraukiu. Į vidurį, į vidurį, į vidurį. O taip. O taip. Va. Toks lygus mezginys. Čia gal šiek tiek storesniais virbalais buvo megzta, tai čia net iš 2 siūlų buvo megzta, tai
taip atrodo, kad stariau. O čia va toks lygus raštelis. Tai tiek, mokykitės, megzkit ir iki.